Taigi labas rytas, šiandien savaitgalis, šeštadienis, galime pasilepinti save grožio procedūromis. Tai norėčiau šį kartą pristatyti mūsų Atomi jūros dumblių akių pleistrus. Tai iš tikrųjų puikus produktas, intensyviai prižiūrintis probleminės vietas. Jūros pleistrai, kaip sakoma, yra impregnuoti itin maitinančią esenciją, tvirtai prilimpa prie odos, puikiai įsisavina, tiekdami naudingus komponentus į gilesnius sluoksnius. Va, kaip jie atrodo, tokie žali. Taip, yra tam pincetas. Va, mato tokie, paskui aš užsidėsiu. Tai va, ir pleistrų sudėtyje yra intensyviai veikiantis jūrinis kompleksas, į kurį įeina ekstraktai. Tai yra austrės lukštas, jūros dumblis, dumblas kelių rūšių jūros dumbliai, liucerna, mandžūrijos žibuoklės, žalioji arbata, figos, kviečio grūdo gemalas ir kiti naudingi augalai. Hidrolizuotas kolagenas taip pat įtrauktas yra į šią kompoziciją, pagerina odos elastingumą, pašalina matomus su amžiumi susijusius pokyčių požymis, taip pat apsaugo nuo drėgmės praradimo. Fukozė išgauta iš rudųjų dumblių kojų padeda drėkinti ir aktyviai atkuria odą. Dėl reguliaraus jūrinių pleistrų naudojimo, kaip sakoma, suteikia papildomą drėkinimo ir mitybos pakiams arba, sakykime, probleminėm vietom, kuriuose yra raukšlės, čia galima ant kaktos dėti, pakiai šitą vietą. Galima ir čia, aišku, užsidėti. Tai va, išlygina gilias raukšlės. Neišlygina, bet, sakykime, palygina, nes išlyginti gilių raukšlių tai yra neįmanoma. Oda pašviesėja, tampa elastingesnė ir stangresnė ir išnyksta tamsus ratilai ir paraudimas po akimis. Tai va, šiaip geriausia būtų šitos pačius dar įdėti į šaldytuvą ir naudoti juos į šaldytuvą, nes jie, kai atšalę, yra dar efektyvesni. Taigi va, panaudojus dar va šitos pleistrus, galite juos naudoti dar papildomai. Tai susitrėkinti kūną, pasidaryti voneles, tai sakykime, šitos panaudotus pleistrus įdedame į vandenį, užpilame šiltų vandeniu ir leidžiame jiem patirpti, nes jie yra kaip tokie skaidrus. Ir galima daryti kojų voneles, alkūnių voneles, rankų voneles ir, kaip sakoma, į vonę karštą susidėti juos ištirpinus ir primaitinti savo kūną. Tai va, tai iš tikrųjų šiandien apie juos informacijos tiek. Tai va, jeigu jūs išbandėt mūsų Atomi jūros dumblių pagalvės, parašykit savo atsiliepimą. Na, o jeigu nepabandėt, tai kviečiu prisijungti, prisiregistruoti pas mus kompanijoje ir naudoti. Tai va, tai dabar aš pabandysiu užsidėti. Taip, labai jau jie slidus. Tai bandysim vieną pasiimti. Oi, čia du pasiėmė, nes jie taip, labai slidus. Taip, bandysim pasidėti po du. Taip, va, viena pagalvėlė. Ir, slidu. Ir kita pagalvėlė. Tai va, jeigu norim, galim dar užsidėti ir, nes dažniausiai būna pas kitus va šitoj vietoj va raukšlių. Taip, bandysim dar išsiimti. Jie labai planyčiai, tai atrodo lyg įimi vieną, bet pasirodo paimi kelis. Taip, pasižiūrėkit, kad, kaip sakoma, nesuklijuotumėt po du. Tai va, aš lyg tai vieną ėmiau ir vėl du. Taip, tai tada bandom čia užsidėti vieną. Ir dar čia vieną. Tai va, galim ramiai parelaksuoti, atsigulti 10 minučių ir pagulėti. Tai va, kaip ir sakiau, laikykit šitą mūsų produktą šaldytuve, nes jis atšalęs dar efektyvesnis yra. Tai va, matot, jie kaip prisilipino ir
tokį lipnumą truputį turi, bet jis kaip susigeria, tai nieko nesijaučia. Tai va, tai jeigu norėtumėt tapti mūsų kompanijos partneriu, kas yra partneris? Partneris tai yra žmogus, kuris yra prisiregistravęs mūsų kompanijos sistemoje ir gali produktus pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje, kada nori ir už kiek nori, nėra jokių įpareigojimų. Tai va, dar ir rankas galima pasiminkštinti, iš tikrųjų labai faina. Tai va, tai jeigu ir norėtumėt būti mūsų klientu be jokių įpareigojimų, tai parašykit man, papasakosiu, kaip prisiregistruoti, kaip užsisakyti va šitą produktą ir be abejo visus kitus mūsų Europos parduotuvėje esančius produktus. Tai tam kartui gal tiek, na, o aš eisiu truputį parelaksuoti ir pasistengsiu daug nekalbėti, kad man šitie nenukristų. Tai tam kartui tiek, laukit kitų video.